Peržiūrėję šitą video suprasite 5 paprastus ir lengvai įgyvendinamus patarimus, kaip apsaugoti kepenis. Gydytoja paaiškins pagrindinės kepenų veiklos sutrikimų ir suriebėjimo priežastis ir kokie nesudėtingi mitybos ir gyvensenos pokyčiai padės aktyvinti kepenų veiklą. Suprasite, kaip gera kepenų veikla susijusi su organizmo raumenyno ir sveiko svorio balansu. Atskleisime, iš kokių organizmo požymių galime įtarti kepenų veiklos sutrikimus ir atpažinsite, ar jie yra būdingi jums. Suriebėjusios kepenys. Suprasite, kuo gali būti pavojingi šie kepenų pokyčiai. Gydytoja pasidalins, kokie mitybos metodai padės ne tik sureguliuoti svorį, bet ir pagerins kepenų darbą. Na ir galiausiai gausite top maisto produktų ir maisto papildų sąrašą. Kokie produktai apsaugos kepenis ir padės palaikyti jų sveikatą. Na ką? O dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai, kaip visada, nepamirštame paspausti mygtuką patinka. Tai padėsite mūsų YouTube algoritmui. Kaip tos mūsų kepenys siejamos dar su žodžiu, kad čia yra kepti, kad čia yra tikrai karšta. Kuo karščiau kepenyse, tuo aktyviau mes sunaikiname virusą. Nes kaip jūs žinote, kai susirgame gripu, virusiniais susirgimais, tai organizmas pats užkuria tiesiog vidinę ugnį mums ir mes karščiuojame. Ir bent pirmas 3 dienas dabar visi medikai prie virusinių susirgymų sako išlaukti tik skysčiais, duoti aukštoj temperatūrai, virusas žūsta. Ir taip pat, jeigu į kepenis patenka koks virusas, tai čia jau prie 40 laipsnių temperatūros, nes šitoj vietoje yra aukščiausia, tai yra tikrai ir su šaltais skysčiais, su kokiais ten kokteiliukais, kur dedam ledą, mes tikrai kepenim nepasitarnausime, kad jos bus sveikesnės, tikrai to nebus. Ir svoris kepenų iki 1,5 kilogramo ir tulžį išskiriant valgio metu jau po 3-12 minučių vyksta darbas. Ir kitose paskaitose aš esu minėjusi, kaip suaktyvinti tulžį, spaudžiant 2 pirštai virš bambos, 2 pirštai į dešinę pusę ir čia yra tas tulžies latako atsidarimas, čia pagal Agulovą profesorių galima daryti visceralinį masažą arba tiesiog kvėpavimo, diafragminio kvėpavimo pratimus. Mes visada suaktyvinsim kraujotaką kepenyse, inkstuose ir visam virškinamajam trakte. Ir per visą parą tulžies išsiskiria iki netgi ganėtinai didelis kiekis. Kepenyse dar gaminasi ir įvairūs fermentai, citochromas, tas, kuris detoksikuoja ir skaldo tos toksinus stambius į smulkesnės, paverčia jas į tirpesnės medžiagas, kad per tulžį išsiskirtų į žarnyną ir būtų pašalintas iš organizmo. Pačios kepenys nėra toksinų rezervaras ir nustebsite, kad pasakysiu, kepenų ląstelės jos turi tarpląstelinius tarpus ir jeigu tuose tarpląsteliniuose tarpuose pradeda kauptis riebalai, tai būtent didžiausias rezervaras toksinų ir yra tos riebalinės ląstelės, kaip ir visame organizme riebalai kaupia ir sunkiuosius metalus, ir medikamentus, ir visus kitus mums nepageidautinus, neapdorotus organizme pašalinės medžiagas. Netrukus sugrįšime prie paskaitos, o aš tikiuosi, kad gydytojos patarimai jums bus naudingi. Jeigu ieškote ne tik žinių, bet ir praktiškų būdų, kaip pasirūpinti savo virškinimo sistema, kaip palaikyti sveiką svorį, maitintis sveikiau ir būti fiziškai aktyvesniais. Apačioje būtent jums po šituo video palikau specialią nuorodą. Prisijungę prie skaidulų prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite naują skaidulų kursą, bet ir mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo ir psichologijos kursus.
Skaidulų drakonas prenumeratą ateinančias 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Ir pagrindinė funkcija, kadangi gamina tulžį, tai yra tokia detoksikacinė, skaido riebalus, čia mes tą jau aptarėm, gamina hormoną panašų į augimo hormoną, kaupia glikogeną, didina raumenų masę, kadangi hormonas panašus į augimo hormoną, tai aišku didina raumenų masę. O mes su ligamžymi, senatvėje, būtent ir yra tas raumenų nykimas. Tai palaikyti sveikas kepenis viso amžiaus užduotis, viso gyvenimo užduotis. Ir būtent kepenyse riebalai ir angliavandeniai yra nukreipiami energijos gamybai. Iš čia mums kalorijos ir mes turime šilumą organizme. Taip pat gamina steroidinius hormonus, kaip minėjau, estrogeną, testosteroną, kortizolį, netgi cholesterolį. Apie cholesterolį mes vis niekaip nedainame iki tų paskaitų, bet kepenys didžiausią vaidmenį čia vaidina ir gaminant vitaminą D3 ir netgi skydliaukės hormonus iš neaktyvios TH4 paverčia į aktyvę TH3 ir kada kepenų būna sutrikimai, kartais endokrinologai pradeda gydymą ir be abejo paraleliai reikia žiūrėti ir tvarkyti kepenis, kad nesutrikdyti skydliaukės hormonų veiklos. Ir šiaip kepenim priskiriame 500 funkcijų, kurių čia tikrai mes negalime per tą trumpą laiką visų suminėti. Visus požymius prie kepenų susirgymų išminėjau, kad ir pilvinis nutukimas gali būti ir diabetas, taigi žinot, kad čia cukrus pagrindė kepenyse ir panašiai. Ir pažiūrėkite, ką mes dažniausiai skiriame, kada susitinkame su tokiu ligoniu, tai kepenų ląstelių darbą įvertiname. Yra tokie fermentai, alanininė transaminazė, asparagininė transaminazė, tai jų žiūrime. Vienų padaugėja, kai yra daugiau medikamentų arba alkoholio poveikyje, o alanininė transaminazė padidėja, kai yra kepenų suriebėjimo. Deja, šiai dienai turiu pasakyti, kad kepenų suriebėjimo atveju turime vis daugiau ir daugiau. Ir ryškus fermentų padidėjimas visada yra, kai uždegimas. O kada yra virusinis hepatitas, tai tų fermentų padidėjimas eina jau siekia tūkstančiais, nebe dešimtimis, ten būna norma iki 40, iki 30. Tai čia jau prie uždegimo eina labai aukšti pakitimai. Čia specialiai parodžiau tą mūsų amžiaus rykštę, tą pilvinį nutukimą ir kaip čia žvilgsnis, sakome, kad bus kepenų suregėbėjimas, jeigu mūsų pacientas nemato kojų pirštų galiukų per šitą įsikišusi pilviuką. Kaip atrodo normalios kepenys, kaip atrodo suriebėjusios, kuom pavojingos tos suriebėjusios kepenys, nes tas kepenų ląstelės yra spaudžiamos riebalų ir kai jos spaudžiamos, jose pradeda gamintis tas jungiamasis audinys ir vystosi kepenų fibrozė, cirozė ir praktiškai yra sąlygos susidaryti akmenim. Ir būtent čia ir noriu vėl priminti, kad būtent tie toksinai ir kaupiasi šituose. Nenumokite ranką, jeigu jums echoskopuotojas pasako, yra suriebėjusios kepenys. Tai tikrai ne visi ir šeimos gydytojai labai sureikšmina, kartais pasako, visiems čia jos tokios yra, bet manyčiau, čia tokių grėsmingų ligų perspektyvos galėtumėm išvengti. Ir taip, galbūt čia riebalinio audinio perteklius, ką jisai veikia ne tik kepenis, bet ir visą mūsų organizmą ir taip pat didina ir onkologinių ligų, sutrikdo medžiagų apykaitą ir netgi svorio reguliavimas, tai yra būtinas mums į jį atsižvelgti. Kaip mes tą svorio reguliavimą, čia vėlgi daug tų aptarimų esame kalbėję, kad mes turime vis tiek save disciplinuoti, būti labiau užimti, ypač tas dažnas užkandžiavimas, kokios priemonės rekomenduojamos pas mane, kad ir jau jums pažįstamos.
ir daug daržovių, kurias minėjau, pusę porcijos pietų, pusryčių, vakarienės, nes gausime kalio, magnio, gausime tos energijos, pamaitinsime savo mikrobiotą, kuri gamina apie 9 B grupės vitaminus, pravalo organizmą, yra toksai išskiriamas butiratas, butiratas tai yra sviesto rūgštis, propionų rūgštis, acto rūgštis, tai yra metabolitai išskiriami mūsų gerųjų bakterijų, jie valo organizmą, palaiko medžiagų apykaitą ir reguliuoja tą mūsų svorį, tai prižiūrėti mūsų žarnyno mikroflorą, tai yra mūsų pareiga. Ir jeigu kokių tai pirminių tokių veiksmų imsimės, kepenų suriebėjimą galime sureguliuoti net per 14 dienų. Panaudokime žaliąją arbatą, mineralus, B grupės vitaminus, aš siūlau tas maistinės mieles, kur rekomenduoju kalio, jo iš vaisių ir daržovių aptarsime. Ir baltyminis maistas mums gali taip pat per didelis jo kiekis apsunkinti kepenis ir mažinti angliavandenius, nuolatinį užkandžiavimą įjungti, jeigu leidžia, kaip minėjau, sąlygas tą protarpinį badavimą, vartoti tos riebalus, kurie sukelia sotumą mums, deginti daugiau riebalinio rezervo. Dabar rekomenduoja specialistai tyrinėjantis tą svorio reguliavimą, kad turi būti trumpi, intensyvūs pratimai, bent 2-3 kartus savaitėje. Trumpi, intensyvūs, jie degina daugiau riebalinio, o tie nuolatiniai, reiškia, duoda angliavandenių deginimą, čia vėlgi sporto medicinos specialistai tą yra ištyrę, ir kaip minėjau, apie 75 mg riebalų, ir kas jau domisi keto mitybą, turbūt taip pat suvokėt, kokią jin duoda naudą. Ką daro protarpinis badavimas, pagerina imuninę sistemą, nuotaiką, nes tada vyksta protarpinio badavimo metu, kai virškinimo traktas ilsisi, tada visos organizmo ląstelės tiesiog atsinaujina, išsivalo, mažėja uždegimas, alerginės ligos, aktyvuoja tos išgyvenimo genus, vadinamus atsinaujinimo, dalyjimosi, slopina negi onkologinius procesus, dabar daug labai yra rašoma, kad aplamai gerina sveikatą ir lėtinių ligų atvejais, aišku, pasitarus su savo šeimos gydytoju, manau, reikėtų. Kaip dar reikėtų apsaugoti tas kepenis nuo to suriebėjimo? Labai vengti to perdirbto transriebalų, kur mes mėgstame nusipirkti, dar tenka man, nors kaip ir margarinas jau nebeturi būti, bet tuose konditeriniuose, bet vis tiek dar randame tokių aliejų. Mano autoriai teigia, kad sojos, kukurūzų, medvilnės, kada pasakau rapsų, mano klausytojai suklūsta, mes turime apie rapsus gerų atsiliepimų, bet mano autoriai teigia, kad tokių ypač šitos grupės išvardintų, jeigu jie refinuoti, perdirbti, ne šalto spaudimo, bet šitų reikėtų vengti, būtent perdirbto, jeigu tie aliejai yra, ir kepti ant jų taip pat nerekomenduoja. Ir taip pat kepenų apsauga, kaip aš sakiau, lietuvių mitybai, tas gausus sočiųjų riebalų gyvulinės, tai yra kilmės. Ir su viršsvoriu tvarkytis, be abejo, mūsų užduotis yra. Kas apsaugo kepenis? Daržovės turinčios sieros, įdomus tokia nuostata. Su siera, ką mes darom, ir šiltnamius dezinfekuojam, ir pelėsius naikinam, įvairias ten įsiveisusias bakterijas. Tai būtent sieros randame česnake, šparaguose, svogūnuose, poruose. Tai vat, jie apsaugotų mus nuo tokių visokių, česnaką, taigi ir antiparazitinį, ir priešuždegiminį, ir panašiai, tai pažįstami mums. Toliau tokia veiklioji medžiaga sulforafanas, jeigu skaitysite, jis randamas tose žalalapiuose, ypatingai kryžmažiedžiuose. Kas tie kryžmažiedžiai? Tai supratau, kad tie augalai, kurie žydi ir yra 4 lapeliai, kurie sudaro kryžių. Tai visi tie augaliukai, tai brokoliai, kalafijorai, ridikėliai, kalė kopūstai.
Toliau kepenis apsaugo mano minėtas silimarinas, dozė turėtų būti suaugusiam tokia iki 150, 2-3 kartus, 30 minučių prieš valgį panaudoti, tai irgi labai padėsite kepenim. Toliau tokios medžiagos kaip lecitinas, cholinas, truputėlį jas paliesiu, jos labai svarbios yra ir labai yra surištos su kepenim ir su nervų sistema. Ir lecitinas randama kiekvienoje gyvoje ląstelėje, būtent sienelės sudėtyje. Ir iš lecitino yra skaidomas toksai inozitolis, vadinamas vitaminas B8, čia jūs truputėlį apsunkinsiu, ir cholinas, vitaminas B4, kurie turbūt tie skaičiai retai jums girdėti. O cholinas virsta acetilcholinu, o acetilcholinas yra pagrindinis jungiklis, nes nervai nėra ištisi tokie laidukai, jie turi tarpus, o tuose tarpuose būtent ir randasi acetilcholinas. Jeigu mūsų nervų sistema yra pažeista, tai reiškia ir kepenų veikla, o žinote, kai būna hepatitas ir tuoj pat išeičių stadijoje prie kepenų cirozės, kam teko tokiais ligoniais susidurti, tai vadinama netgi hepatinė encefalopatija, nes jau to acetilcholino, kuris tinkamus ryšius tarp nervų galūnėlių vykdo, jau jo nėra ir pagrindinis nervinis impulsas, perdavėjas yra. Be abejo, jūs esate naudoję tą esencialią fortę, čia trumpai parodžiau tas daržovės, kaip jos atrodo ir kas mums padėtų, ir apie choliną trumpai. Jisai skaldo riebalus, dalyvauja būtent šitų gerųjų lipidų sintezėje, kur maitinamos ir smegenys tais fosfolipidais ir kiekvienos ląstelės sienelėje yra, veikia baltymų riebalų apykaitą, atlaisvina kepenis nuo riebių rūgščių, nukenksmina daug kenksmingų medžiagų, netgi ir sunkiuosius metalus, ir užsibuvusius ten mūsų medikamentus padeda išvalyti, neleidžia netgi susidaryti tulžies akmenim, atkuria nervinio audinio struktūrą, normalizuoja miegą ir reikalingas būtent glicino aminorūgščių sintezėje, kad pavirstų acetilcholinu ir aktyvina smegenų darbą, va tą ir tas ir parodyta. Itin didelis kiekis smegenų nervinių gyvybingumui, gamybai, cholino kiekis. O lecitinas kepenų valyme bei susirgimo profilaktikoje ir labai reikalingas, vėlgi mažina tas kepenyse esančias sankaupas, apvalo, atstato kepenų dėl tulžies, kur vyksta viso maisto riebalų transformavimas, normalizuoja tulžies sudėtį, skystina tą tulžies, mažina jos tankį, skatina tulžies įskyrimą, neleidžia susidaryti ir tirpina netgi cholesterolį, apie kurį mes žinome. Suriša riebalus, būtent tame tarpe ir blogąjį cholesterolį, kuris patenka į kraujagyslės. Tai matote, kokie mūsų yra apie 66% lecitino yra apsauginėme nervų dangale, tame mielinė, kadangi nervus kaip laidas yra apgaubtas to mielininio audinio ir matote čia tos išsėtinės sklerozės ir panašiai. Reiškiasi, tų nervinių skaidulų apgaubė 1000 kilometrų, čia taip vaizdžiai parodyta. Kas dar saugotas mūsų kepenis, tai čia vaizdžiai parodyta ir burokėliai, ir ridikėliai, ir rūkola, ar kaip čia pavadinti šitą mūsų pančioj, dabar Lidle matau dažnai būna brokoliai, briuselio kopūstai, baltieji kopūstai, kalafiorai, krienai, kalė kopūstai ir čia vėlgi ridikėliai. Be abejo, čia trumpai įkėliau tokią skaidruolę, jau ir anksčiau japonų autoriai teigia, kad kava yra stiprinanti kepenis. Bet sutartyje yra, kad naudoti nedaugiau ten 4 puodukų, o aplamai
Dabar paskutinis straipsnis, gal skaitėte, kad kava gali provokuoti kraujo spaudimo pakilimą, tai netgi rekomenduoja, tyrimai mokslininkai atliko, kad nuo 1 puoduko tas kraujo spaudimas nepakinta. Ir čia per įvairius fermentus, matote, kiek kava apima daug fermentų, sudaro sąlygas netgi sumažinti uždegiminį procesą, jungia kepenų ląstelių atsistatymą, mažina kancerogenezę, tai yra onkologinį susirgimą, mažina fibrozinio audinio susidarymą. Na tai va tos kavos toksai kaip ir pagalbinė, nes čia yra tie maistinės medžiagos, polifenoliai su tamsioji spalva, panašiai į kepenis. Kartais sako, augalas panašus į organą padeda jam. Tai aš čia sakyčiau, tie visi polifenoliai tamsiai rudos spalvos, o kepenys, kaip žinome, yra tokios rausvai, irgi tamsiai rudos spalvos organas. Ir štai čia tie kepenų apsaugos jau mes paminėjom, kad avokadai ir grybai turi tą sudedamąją medžiagą vadinamą gliutatijoną. Čia iš pasaulinės medicinos enciklopedijos parinkau, kokie augalai dar apsaugo. Aišku, ir tas pats limarinas įeina, ir saldymedis, ir salvija. Žodžiu, čia visi yra lotynų kalboj padaryti, jeigu kam įdomu, kas esate fitoterapeutai, tai tikrai, manau, čia yra kepenų apsaugos ir kokios veikliosios medžiagos įeina. Smagu, kad žiūrėjote šitą video iki pačios pabaigos. Na, o aš primenu, kad jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, spauskit mygtuką prenumeruoti. Jis yra po šituo video. O jeigu domitės sveikatingumo, sveikos mitybos, psichologijos temomis, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com. Ten rasite pačius populiariausius mūsų psichologijos ir sveikatingumo kursus. Labai rekomenduoju jums pasidomėti mitybos specialistės Tautvilės Šležaitės Miller kursu Sveikos virškinimo sistemos strategijos. Šiame kurse lektorė papasakos apie tai, kaip pagerinti virškinimą esant skrandžio veiklos sutrikimams, o taip pat apie kepenų detoksikaciją, žarnyno veiklos ir mikrobiotos ryšį bei organizmo valymą. Na, o jeigu esate smalsus ir dar turite šiek tiek laiko, kviečiu jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 100 panašių video edukacijų psichologijos ir sveikatingumo temomis. Gražių ir nepamirštamų jums švenčių.